You reach 62% bioenergy in district heating, and last year it was 51%. And of course it's good for Lithuanian development, being able to buy more of the energy domestic in your own country. With this development in Lithuania. And first welcoming speaker will be Virginijus Ramanauskas, the president of Lithuania. Tie konferencijos svečius, kurie šiandien atvykote Vilnių. Ir taip pat noriu pasidžiaugti, kad vis dėlto vyriausybės užsibrėžti tikslai energetikos sektoriuje buvo įgyvendinti pilnai. Ir aš džiaugiuosi tais pasiekimais netgi ne vien tik mūsų energetikos sektoriuje Lietuvoje, bet aš džiaugiuosi tai, kad Lietuvą vertino labai teigiamai ir Europoje, pati Europos komisija. Taip pat, aišku, aš matydamas energetikos ministrą, žinau, kad netgi ir jisai Jungtinėse Amerikos valstijose skaitė pranešimus apie Lietuvoje padarytus pokyčius, ženklius pokyčius energetikos sektoriuje. Noriu labai pabrėžti, kad Lietuva pagaliau tapo energetiškai nepriklausoma valstybė. Ir džiaugiuosi, kad vyriausybės tikslas, kuris buvo iškeltas, kad kuo daugiau sunaudoti biokuro, tai yra vietinės žaliavos ir kuo mažiau sunaudo dujų, jisai irgi pilnai pasiteisino. Taip pat džiaugiuosi, kad tie tikslai, kurie buvo numatyti savivaldybėms, gaunant finansinę paramą iš ES biudžeto, kad jie galėtų savo šilumos ūkius pertvarkyti taip, kad daugiau būtų kuro naudojama biokuro, statant modernius, taupius ir ekonomiškus katilus. Kuriame jau greitai bus pastatyta didžiausia Baltijos šalyse kogeneracinė biokuro elektrinė. Nuoširdžiai džiaugiamės matydami rekordinį konferencijos dalyvius iš įvairiausių šalių skaičių. Man tai reiškia 3 dalykus, kurie tikiu ir paskatino mus čia visus taip gausiai susirinkti. Pirma, auga biokuro energetikos potencialas. Švarėja mūsų aplinka, nes biokuras padeda mažinti CO2 emisiją. Ir trečia, bendruomenės išleidžia mažiau šildymų ir stiprėja mūsų energetinė nepriklausomybė.